Kaipgi atpažinti gerą, sertifikuotą elektrologą? Numeris 1. Paklausk, kur jis mokėsi, bei kiek laiko jis tai darė. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad Lietuvoje, kaip grybai po lietaus, dygsta labai daug elektrologų, kurie mokėsi iš YouTube'o. Lietuvoje elektroapeliacijos kursų nėra. Todėl dauguma kitų elektrologų, sekdami mus, sako tą informaciją, kurią pateikėme mes. Tad jeigu tavo elektrologas sako, kad jis baigė mokymus Ispanijoje, kaip ir mes, tai paklausk jo. Perfecto, vamos a hablar toda sesión en español, ¿sí? Jeigu jis tau nieko neatsakys, supras, kad jis meluoja. Kitus artimiausius kursus, trunkančius beveik metus laiko, o ne vieną savaitgalį, gali rasti Anglijoje, Rusijoje, toj pačioj Ispanijoje, Graikijoje ir taip toliau. Tačiau tai nebus savaitgalio mokymai, tai bus visų metų reikalas. Sekantis svarbus dalykas. Pasiklausk, su kokiu aparatu meistras mokėsi. Jeigu jis pasakys, kad meistras mokėsi su tuo pačiu aparatu, su kuriuo dirba, tai žinok, tai ne elektroapeliacijos mokymai. Tai yra tiesiog meistro apmokinimas dirbti su aparatūra. Tai yra bet koks meistras, darantis veido valymus, anticeliulitinius masažus ir taip toliau, juos apmokina gamintojai arba distributoriai, kaip reikia dirbti su tuo aparatu, bet jie neapmokina pačios procedūros. Paklauskite, kiekgi laiko meistras jau dirba. EPIL elektroapeliacijos meistrai yra apmokami minimum 2, kartais net 3 mėnesius, kol pagaliau prieina prie pirmo savo kliento. Tačiau labai dažnai pastebėsite pas savo meistrus, kad jie tiesiog kels storių, kad štai savaitgalio mokymai pasimokiau ir greitai jums teiksiu naują paslaugą. Būkite atsargus, ką įsileidžiate į savo folikulą. Paprašykite meistro nuotraukų prieš ir po. Autentiškų nuotraukų. Ne mūsų nuotraukų, ne Google nuotraukų, autentiško. Būtent to meistro nuotraukų. Na ir paskutinis dalykas, į ką tikrai labai rekomenduočiau atkreipti dėmesį, tai paskyros senumą. Jeigu jūs pamatėte vos mėnesio senumo paskyrą, tačiau joje jau parašyta, kad žmogus dirba 10 metų, šiek tiek reikėtų suklausti.